Taigi sveiki visi. Antras bandymas ir vėl esu prie ežeriuko. Tai per pirmą bandymą irgi bandžiau kažką tai filmuoti, bet pragrėžiau gal kokių 100 gerų akečių. Buvau Trakų rajone, bet nesulaukiau realiai nei vieno kibimo. Aišku, buvo -10 šalčio ir praktiškai ledas buvo kaip stiklas ir baisiai šaudė ledas. Tai kiek žinau, žuviai tai nelabai patinka. O dabar ką, pasimsiu į rankas, tai bus spiningėlis lengvas, pasimsiu 10 grąžtą, kaip tik jį išsipakuosiu. Ir pabandysim pavaikščioti ir pasižvalgyti ešeriuką. Esu netoli Vilniaus, tai prie tokio labai gražaus ežerėlio, kurio pavadinimas yra Elniakampis. Kadaise šitame ežere prasidėjo mano poledinės žūklės karjera. Tokia ir karjera. Nesu labai mėgėjęs ant ledo gaudyti, bet karts nuo karto paįvairinti aplinką yra neblogai. Tai dabar irgi saulytė atrodo turėtų išlysti apie 2 dienos. Jau dabar pabiškį lenda, dabar yra 12 valandų, pats vidurdienis, tai pabūsiu, nežinau, matysiu kaip kibimas. O šiaip dar kitko dėl vietos, tai tikrai Elniakampio ežeras, kam įdomu ir vasarą atvažiuoti ir pasimaudyti. Čia teka toks upelis, po to gal parodysiu. Yra pavėsinė, štai tokia. Tikrai labai smagi vieta su šeima, lauželį užsikurt, šašlikinės tokios ale padarytos yra. Tai mes galim pažvejoti, kas turi žmonas, vaikus, gali šiaip prie laužo kokio pabūt, šauni vietelė. Kadaise per pirmą žvejybą teko man čionai pagauti tikrai nemažai ešerių. Tai man buvo kažkas tokio, atsidarimas įspūdingas. Tai pagaudžiau ešerių, po to esu buvęs pavasarį, tai esu pagavęs šapalų šitame ežere. Vasarą esu gaudęs, esu pagavęs lyną. Aišku, čia vasara, kai geras oras, būna ganėtinai daug žmonių, nes tikrai yra daug tokios žalios zonos, kur galima pailsėti. Tai jeigu vasarą bandant prie jo gaudyti, tai reikėtų gal rinktis prastesnį orą, kai čia tų mažiau visokių poilsiautojų. O dabar nežinau, nuvils, nenuvils. Kadaise irgi tikrino gamtos apsauga mane, tai sakė, kad brakonieriai buvo biškį pasidarbavę šitame ežere. Tai kaip ir to žuvies buvo apmažėjo, kaip dabar čionai, tai neaišku. Tai gerai, gana šnekėt, eit pabandyt kažką pagaut. Tai pirmą pradėsiu nuo blizgučių. Manau, kad užsidėsiu tokį sidabrinės spalvos su tokiu rašteliu. Man jinai yra pasiteisinus ne vieną kartą. Šiaip ganėtinai nemaža palyginus. Gaudysiu tik tai ant blizgučių ir ant balansyrų. Tai jokios pridės neėmiau dėžės. Lengvas spiningėlis,
kiek čia, 40-50 cm ilgio. Kabinamės pirmą bezgelę. Dedame skudrinę. Gal iškart reikėtų pasiruošti pirštinės, nes vis tiek šalčio nemažai. 5. Nepradėtų šalt rankos, nes tada malonumas visas žvejybos greitai gali pasibaigti. Tas dalykas būtinas. Žvejojant ledą, tai būtų smulkai. Biškį kišenę įsimetam. Rakinam mašiną ir bandom eiti ant ledo. Va, sakau, yra nemažai salų. Tikrai vasarą galima ir šašlikiuko pasikepti ir visko. Esu pats ne kartą čia kepęs. Pavėsinė. Nu jo, ledas išvaikščiotas, išvažinėtas. Vieną žveją matau. Čia upeliukas toks teka. Kitoj pusėje jisai įteka, tai ten į pavasarį, kai jau pradeda gerokai šilt visas oras ir dar yra ledo, tikrai papuola nemažų raudelių, tikrai tokios gražios sprindinės. Nu, bet čia buvo prieš kokius 4 metus, kaip dabar, tai žiūrėsim. Gerai, pradėsiu gręžti eketes. Praėjau pirmas 5 eketes. Kol kas nieko. Gylis kažkur tai apie metrą. Tai kaip suprantu, teks paieškoti. Ešerių. O ledo storis tai geras, maždaug. Toks, kiek čia 15 cm. Nors ir ežeras pratekamas. Bet sakau, visas išvagotas, išvaikščiotas, tikrai matosi, kad nemažai žvejot. Čia prieš tai irgi daryti ekečių, tikrai netoli kranto, bet čia jau, kaip suprantu, eketės dydis kokių 15 cm, dar didesnis. Tai gali būti, kad ne ešerių ieškojo, nors gal ir ešerių pakrampiuose eketės.
eiti ir gręžti. Tai va, čiumpu grąžtą ir darau sekančius eketes. Gal pabandyti arčiau krašto. Prasieisiu palei šitą nendryną, po to, jeigu nebus skydimo, pabandysiu toliau eketes daryti. Tokia graži lankėlė. Va, tarp nendryčių. Tai va dabar užsidėsiu gal pabandyti mažą balansyrą ir dar kartą prasieiti per tas eketes, kurias pirmai išgręžiau ir per šitas naujas. Dar keletą eketėlių. Tikiuosi bus gylio bent pusę metro. Ką? Kol vienuolink miškerėlės reikia mažą balansieriuką kokį išsirinkti. Mėlyna. Kaip čia taip susikaibinė? Mėlyną tokį nedidelį užsidėsiu. Čia, man atrodo, yra rapalas. Žiūrėsim. Gaudau labai netoli ledo, nes gylis nedidelis ir čia žinau, kad vasarą būna lelijų priaugę. Tai dabar dar ant greičio senosios eketės ir tuoj pradėsiu eiti per naujas. Oi, orelis pasaka, gamtoj būt pasaka. Nu, tikiuosi šią žuklę išeis iškrapštyti nors vieną ešeriuką. Kolega buvo Ignalinos rajone, žvejojo, tai sakė, ešerių pavarė konkrečiai. Bet visi ešeriai praktiškai nuo meldų per 15 cm maždaug tokiuose vietose. Ant mažos blizgutės, vos leidus. O toliau nė velnio. Gylis štai toks. Tai kiek čia? Koks
gerų 70 cm. Šiaip prie šitą ežero prieimų praktiškai nėra. Tai čia kažkas su plūdėm, kur gaudo. Ir ten dar prieki vienas pliažiukas yra. Po kairę pusę. Čia praktiškai gaudyt. Įmanoma tik kaip ir sakiau. Arba kai prastas oras. Arba ant ledo. Praeinu šitas visas eketės ir bandysiu pasikeisti spalvą. Jeigu nieko. Mašinos važinėja, žiūriu, žvejys išėjo į kitą pusę. Gal iš vis baigė žūklę. Šiaip koja skimba, anksčiau bent jau kybo. Daugiau šitoje kitaip galima pabandyti pasileisti iki dugno. Panašiai. Vienas dalykas tarp meldų gaudyti šituo. Tai galima daug nutraukti ir kaip tik atkabinimo įrankį palikau namie, tai čia blogas ženklas. Eketėj užsibūnu daugiau negu minutę, realiai 10 pakilimų, jeigu nėra vienu į kitą. Biškį daugiau gylio. Nu, kažkaip neatsiliepia niekas. Atrodo ir ledas netaukščių, nesproginėja. Tarp kitko biškį pašnekėjau, kad nutrauksiu balansierių, taip ir buvo. Toje eketėj nutraukiau balansierių, tai sugalvojau pasižiūrėti per programėlį, koks maždaug gylis, nes nelabai atsimenu. Nu, tai realiai ežero vieta giliausia apie 6 metrai, priekrantės biškį toliau 2-3 metrai, kitoje vietoje 4 metrai. Nu, žodžiu, gylio yra, palikmentus galima eiti. Tai dabar užsirašau dar mažesnę blizgutę, iš vis tokią mažą, nes blizgutė dar biškį mažesnį. Skraidžiojo po vandeniu mažiau, tai pabandysiu su iš vis mažytę blizgutę. Štai tokį. Dar prasieit kranteliais, o po to bandysim ieškoti, jeigu ką didesniuose giliuose. Tai tokį miniatiūrinį. 2,5 cm.
Jo, gaila, kad nepasiėmiau atkabeklio. Bus čia problemų dėl to. Užsidėjau tokią natūralią spalvą. Nedidelis. Nežinau. Biškį atėjau su balansyrum toliau nuo kranto ir kitą meškerėlę atsinešiau blizgutei gaudyti arčiau kranto, kad nekitinėt masalų, tai eidamas tolyn darau keletą ekečių prie nendrių ir kitas eketes darau toliau nuo kranto. Tai bandau iš karto ir blizgutę, ir balansyriuką. Šiaip tarp kitko laukiu atviro vandens sezono, šiek tiek atsinaujinau įrangą, tai žiauriai nekantrauju gamtoj su dugniniam, gal karpiniam, o ko laukiu, reikia išnaudoti ledą. Koks 1,5 metro gylis, bet jau bent jau žolių nėra. Nu ką, kol kas situacija nekokia, eilinį kartą nei kibimo vėl neturiu, bet bandau naują techniką. Tai ne tai, kad technika, bet ne palei krantą eit, o į gilį gręžtis kas 5, kas 10 metrų eketės ir bandyti ieškoti. Žiūrėt, gal žuvis laikosi šiek tiek giliau. Nu, jeigu vis tiek nieko, pabandysiu vieną krantą nueit. Ten kažkur tai yra tokių šaltinių, įplaukia vanduo šviežias. Tai gal netyčia ten kažkas sujudės. Šiaip žvejų yra. Be manęs dar 3. Vienas čia buvo atvažiavęs pasimaudyti. Ruodis. Tai nežinau, ieškau toliau žuvytės. Ir vis dar tikiuosi kažką pagauti. Kitaip manęs čia nebūtų. Tai va dabar pasidariau eketės tolyn.
į čia ir tada atgal lygiai taip pat visas praeisiu ir bandysiu kažkur tai eiti į kitą vietą, jeigu ne. Vienas žvejys irgi nuo kito ežero atvažiavo, sakė irgi jokio kibimo, nieks nekimba, ieško kažko tai. Tai ką, ieškau ir aš. Tai va trumpai apie įrangą, ką naudoju, ant kurios nieko nepagaunu kol kas. Tai būtų 2 spiningėliai. Vienas štai toks labai lengvas. Tai Akaros firmos be rytės, tai jį naudoju daugiau blizgutėm, kur nereikia daug atsimatuoti gylio, tai prie nendrių labai patogu apsivinioji kiek reikia ir žvejoji. Valas tiesiog susivinioja ant šitų ir jisai yra teleskopinis. Tai Akara Erion AS50 vienas spiningėlis. Kitas spiningėlis irgi būtų Akaros, tai daugiau balansyriam ir aišku blizgutėm, jeigu didesnis gylis turi tokią kamštinę ar rankeną. Nešala ranka, tokia ritelė, nu čia viskas elementaru. Ir žuviai irgi turiu šiokio tokio pasirinkimo, tai įvairiausių spalvų blizgučių, kai kurios tikrai yra labai senos, kai kurios naujesnės. Akaros firmos, visokios spalvotos, rankų darbo turiu nemažai. Štai šita vat ganėtinai neblogai sudirba. Įvairiausių. Ir nemaža balansyrų kolekcija. Tai įvairiausių spalvų, įvairiausių dydžių. Šitos labiau lydekom, tada mėlyna spalva, kas be ko. Būtų Lucky Johno, Rapalos. Tai dabar irgi šią žuklę bandau keisti, kitinėt viską, gaudau ant visko, bet kol kas nieks neatsiliepia. Nežinau, dabar yra apie po 2,8, tai nežinau, link vakaro gal netyčia sudės, o šiaip tai bandžiau prasieiti ir į gilio pusę, pirmyn atgal nieko. Nei gilesnėse vietose, kur 4 metrai, nei prie pat žulių niekur jokio kibimo kol kas nėra. Tai tiesiog ieškau, dabar eisiu į kitą pusę, pabandysiu prasieiti. Ten, kiek žinau, yra šaltinėlių visokių. Šiaip karšta. Tarp kitko, naudoju DAM firmos Camo Vision kostiumą, jo kaina apie 140 eurų. Tai toks tamsus, kamufliažinis su raudonais pagražinimais, užtrauktukais. Jisai yra tipo rudeninis, pavasarinis, bet realiai aš su juo gaudau žiemą, netgi prie -10 temperatūros. Pasaka, kostiumėlis, tai plonus treningiukus po apačią, netgi dabar jų nereiktų. Tai per karštą nusivilkau striukę, kaip matot. Ir yra didelis pliusas, kad einant padaryti reikalą, užtrauktukas atsisega nuo apačios, nereikia visko atsiginėti. Tai labai patogu. Visos užsegamos kišenės, kas be ko. Apačioj prasiplatina, jeigu norite ant guminių užsimauti, tai prasiplečia apačiai irgi užtrauktukų. Aišku, kad turi būti kišenės. Čia kišenės, ant striukės kišenės, čia kišenė. Tai viskas, kas priklauso. Tai va, kas ieškot nebrangaus kostiumo. Na jo, sakau, kaina apie 140 eurų.
Tai tikrai rekomenduoju, pabandykit. Čia ne reklama, tiesiog sakau, ką pats naudoju ir ką tikrai galiu rekomenduoti. Pusės vėjas neperpučia. Ar pavasarį, ankstyvą, rudenį, gaudant lydekas iš valties kokios, ar šiaip sėdit ant kranto. Nereikia kostiumų už 300–400 eurų. Aišku, aš nesakau, kad jie blogi, bet mano poreikiam pilnai pakanka ir šitą, netgi prie didesnių šalčių. Ką, viso, renkuos daiktus ir varau į kitą pusę ežero. Tai ką, o taip va gręžiam ir ieškom kažko tai. Gerai, reikia prasėti per šitas išgręžtas ir į toliau. Opa, kibimas. Eik tu savo, atitrūko. Blemba gražiai. Nu, pažiūrim dar. Bet dabar jau turbūt šakės bus. Kol kamerą įsijungiau. Nu, antra kėtė, kurioje turėjau kibimą, bet kažkaip tai nepavyksta ištraukti.
Prie pat eketės atsikabina. Nuo ryto 2,5 valandos nei vieno kibimo, dabar per 10 minučių 2 kibimai. Ar čia laikas atėjo toks, kad pradeda kibt? Ar užėjau kažkokią vietą, kur žuvies yra? Šiaip šitoj tai nedidelis buvo, ten prieš tai eketėj. Jutau, kad užsikabina, jungiau kamerą, sakau, užtrauksiu su video ir pabėgu. Po vieną kibimą ir daugiau nenoriu imt. Ant tokio natūralios spalvos, juoda nugara, geltonas šonas ir papilvė raudona. Nu va, pagaliau atsidaryt pavyko, bet blemba, nu ešerys tai vos didesnis už balansyrą. Paleiskim iškart į kitą eketę. Gerai, nuplaukė. Bandom dar. Prieš tai 2 kibimai buvo geresni. Radau kampelį, kur šiokio tokio judesio yra. Dar vienas ešeriukas, biškį gražesnis. Vos. Bet dydis vis tiek netenkina. Tai toks. Gerai, kitą eketę sleidžiam. Kuriai nekybo. Ir bandom vėl. Nu, pagavau 5 ešeriukus. Mažus iš viso piršto dydžio. 2 geresni kibimai buvo, atitrūko prie eketės. Tai pakomentuokit. Vis tiek kažkas atsiras, kas šitame ežere gaudo. Ar yra gaudęs ir kaip sekėsi su ešeriais. Tarp kitko, jeigu neminėjau, tai čia Elniakampio ežeras netoli Vilniaus. Tai žodžiu, kibimų yra, bet žiauriai vangus. Vienoje vietoje praktiškai radau tik tai ešerius. Prie krantų nenorimt. Ar čia diena tokia papuolė, ar šiaip jų čia nebelabai yra. Sakau, pats senai gaudžiau, bet seniau tikrai pavykę pagauti nemažai, bet visi buvo maži. Realiai piršto dydžio. Tai gal tiesiog jų čia praktiškai nėra. Tai nežinau, dar pabandysiu vieną kampelį. Netoli jau kranto einant link mašinos. Ir jeigu ne, tai ne. Reikės baigti žūklę ir važiuoti namo. Bet nesmė. Kibimų buvo.
atsidaryti pavyko. Svarbu laiką gerai praleisti. Vėjo jokio, štilius, iš viso oras, kažkas tai tokio. Tai va, pakomentuokit komentaruose, kažką parašykit, kas esat, kas bandėt ir kaip sekėsi. Tai va, dar kartą prasibėgau šitą įlankėlę, kur buvo visi kibimai realiai. Dar turėjau ten gale vieną. Bet čia 5 ištraukiau, iš viso 7 kibimai buvo, 2 atitrūko. Šiaip realiai visi kibimai buvo štai tokio natūralaus balansyriuko. Tai kiek bandžiau keisti, daugiau nei vienas nedirbo, tai viskas sudirbo ant šio. Tai jeigu dažiūrėjai iki šios vietos, tai reiškia video patiko, kad ir tų kibimų buvo nedaug. Tai nepamiršk paspausti laiką. Jeigu buvai čia šitame ežere ir gaudei, parašyti komentarą, ar kažką pavyko pagauti. Ir pasubscribint mano kanalą. Tai gal dar šiemet padarysiu kokią vieną ar kelias žuklės ant ledo. Nežinau, ar jos įkris, ar išeis kažką pagauti, ar neišeis kažką pagauti. O šiaip laukiu pavasario ir pilnu tempu gaudysim karšį, lyną, karpį. Gal bus ir kitokių žvejybų, gal su plūdele pasidėsim. Bus matyti. O mano žuklė ši eina į pabaigą. Važiuoju namo. Laikas praleistas gerai. Taigi visiems iki ir iki pasimatymų.